Finalas, kaip jį apibūdintum, kokiais žodžiais? Fantastika, iš tikrųjų, tokių varžybų nesu regėjęs savo gyvenime, nei per televizorių, nei realybėj, tai spūdingos varžybos, esu iš tikrųjų patenkintas ir trečia vieta, tai parodo tą mano stabilumą. Praeitais metais buvo antra vieta, bet gal kam nors atrodė, kad tai buvo tik vienas toks iššovimas, bet dabar įrodžiau ir savo ir kitiem, kad aš esu tarp tų geriausių metikų ir čia planuoju likti ilgam. Antroji finalo pusėje ypač stabiliai metėjai diską, visi virš 8 metrų. Kaip manai, kiek įmanoma buvo pasipriešinti dėl tų sidabro aukso, kai tokie metimai krito? Aš manau, buvo įmanoma, tikrai neišpildžiau iki galo, bet trūksta gal to dar stabilumo, tai per metus tikrai padirbsime ir tikiuosi, kad kitais metais tie metimai bus stabilesni ir tolimesni. Ar nustebino varžovų tokie paskutiniai 2 metimai? Aš tikrai nustebino, jau galvojau, kad viskas bus baigta po 5 bandymų. Aišku, aš dar šitų tikėjausi pats užmesti, bet tikrai netikėjau, kad ir tiek Čechas pagerins savo nesmeninio varžybų rezultatą, tiek ir Danielis, tai iš tikrųjų įspūdinga. Ką apskritai pavyko patobulinti, lyginant po atrankinių varžybų? Tai iš tikrųjų daug nieko netobulinom. Atrankinės varžybos, tai yra atrankinės varžybos, tai vis tiek pirmų bandymų numečiau 66 metrus, tai nesistengiau eikvoti daug energijos, nes žinau, kad į finalą pateksiu, tai tiesiog mečiau kiek stipriau, bet būtent finale pavyko pademonstruoti geresnius rezultatus. Antrasis pasaulio čempionatas tavo asmeniškai, galbūt gali kažkaip palyginti tuos abu čempionatus? Taip, šį čempionatą jaučiausi ramiau, žinojau, jau esu patyręs nuo praeitų metų, tai žinojau, kad kaip mesti, kaip susidaroti su emocijom, su jauduliu, tai iš tikrųjų jaučiausi labiau patyręs. Ar stebino Australų tokie metimai, pagerino savo šalies rekordą ir vienu metu ir jis buvo išstūmęs iš prizininkų? Tai iš tikrųjų davė tokį gerą man sukrėtimą, sugalvojau, Ribnamą reikia užmesti, nes jau tikrai tas metimas buvo įspūdingas ir galvoju, 4 tikrai neliksiu, tai jau iš charakterio, kiek išėjo, išspaudžiau tą 4 ar 5 metimą, dar neatsimenu, kad permečiau jį, tai buvo iš tikrųjų nuliūdo jis, nes jis ir olimpiadai liko 4, tai tokia nesėkmingas rezultatas, jam nepasisekė. Atsigerkit vandens, atsisėkit. Daug emocijų iš jūsų paties buvo po metimų, šuoliai, bandėt pridėti dar metrą kitą, nežinau, riksmu, prašėt ir palaikymas ir galių. Kaip manėt, kiek galėjot šiandien mesti, toks jausmas? Iš jūsų atrodė, kad jūs šiandien tikit savim ir pirštą vienu metu kėlėt, galvojat, kad skrenda tas paskutinis iki diskas toli? Tikėjau visada į metimą sudėti jau visas emocijas, viską, ką turi, tai bandai nepalėti ir šūksniais. Tikėsi, kad dar gal skries kiek toliau, bet iš tikrųjų visas emocijas išeina išskleidė ir tiesiog, nežinau, taip išeina. Jau suplanavęs, kaip švęsit tą bronzos medalį? Ne, nesplanavau, nežinau, šiandien išsimiegosiu ramiai, rytoj gal jau kažką paorganizuosiu. Vakar tie fejerverkai šaudė, Budapešte netrūkė susikaupimui, negojimui? Negirdėjau, aš iš tikrųjų gal kiek toliau gyvenu, tai neįsigirdėjau. Rytoj dar apdovanojimų ceremonija, tai dar kartą įteiks dar vieną medalį? Tai šitą pasiims atgal, man atrodo, čia toks parodinis medalis, tai jo, rytoj kitas gal bus. Ne šokoladinis? Tikiuosi ne. Kitais metais laukia ir olimpinės žaidynės, į kurias jau visi užsitikrinęs patekimą. Kiek palengvina pasiruošimą, būtent tas normatyvų įvykdymas ankstyvas? Taip, aš manau, tikrai jautiesi daug saugiau ir jau žinai tikrai garantuotai, kad ten būsi. Tai aišku, smagu, kad jau pavyko įvykdyti tą normatyvą iš anksto.